Patelė jaučiasi lygiai taip pat. Patelė irgi turi hierarchinius instinktus ir jeigu patinas nuo jos nusisuka, eina pas kitą patelį, tai jie yra nuoroda, kad tu prasta patelė. Patinas pagal instinktą, čia įdomu, žaidimai būna iš moterų pusės su padeda cirka štai. Tai jeigu jis eina pas kitą patelę, tai instinktas sako, kad jinai yra geresnė patelė. Įsivaizduoju. Kas dažnai visiškai netiesa vyrų pasaulyje. Tai va, toliau kas dėdasi pažy. Keistenybės, kur prasideda ir kur nutrunka vadinama kontrolė ir pavirsta žmogus tuo pavydžiu psichopatu. Tai yra, pažiūrėk, dabar instinktas sako, stebėk, siek savo patelę. Ir kompiuteris visą laiką kontroliai, kur mano patelė. Automatiškai matai, mes dar kategorijas dar turim, žinai, apkalbėti, žinai, sako, dar nepabaigėm, žinai. Dar, sakykime, viena kategorija tų, sakykime, individų, tiek vyrų, tiek moterų, yra su vadinamu menkartiškumo kompleksu. Kuo didesnis menkartiškumo kompleksas, tuo didesnė tikimybė, kad tas žmogus bus potencialiai pavydus. Šitoje vietoje kas yra? Kokias ir įdomias šit keistenybės prasideda? Su menkartiškumo kompleksą turintis vyras, patinas daleiskim, patelė irgi panašiai veikia tas pats, supranti. Jausdamas tą savo menkystę, menkavertiškumą, supranti, jisai būna linkęs, žinai, svaigti, svajoti, jis, matai, sakom, būti menkartiškumo komplekse, tai reiškia, jau pas jį suspausta jau spiruoklė. Tai yra bet kokia sėkmė, jam bet kokia sėkmė yra tas, kas tą spiruoklę atleistų, suteiktų energijos, norą būti, gyventi, patelė, santykis su patelė yra labai labai stiprus rodiklis, skaitas jo. Patino, sakykime, bet kokią savirealizaciją, jam padėtų babkių uždirbti, karjerą padaryti, ką nors, bet kur, bet ką, varžybos, kokius numitį, bet kur, bet kokia sėkmė, jam, kompleks kelia, bet santykis su patelės, sakykime, su priešinga lytim, sakykime, tai yra ypatingas momentas, ypatingas savivertė, pakeliantis, rodantis tavo jau statusą ypatingai. Gamtoj tai svarbiausia, muštynės, nugalėti fiziškai, psichiškai, kažką ten, žinai, daugiau, žinai, ir patelių turėjimas yra savivertės pakelimas. Todėl jis į tai žiūri į patelės turėjimą, tai jis labai skausmingai reaguoja, kaip savo, matai, vis laik per savivertę, žinai, tai pas jį suspausta. Ir ten tada būna dar kompleksinis tada dar dalykėlis, žinai. Jeigu jam pavyksta kažkokią susirasti antrą pusę tokiam individui, kuris kompleksuotas, jis kompleksuotas dažnai būna nebe pagrindo gal, supranti, turi kokių tai gal nepakankamumų psichologinių, fiziologinių, gal ar kartu ir vienų ir kitų, žinai. Ir jis tarytum savaime, kaip ir savotiškai, adekvačiai suvokia, kad jam susirasti patelį yra sunkiau, gerą patelį susirasti yra dar sunkiau. Ir jeigu ten jam pavyko kažkas, tada toks žmogus būna linkęs įsikibti labai į kitą pusę. Savrai? Nes jinai jam liudyja, patvirtina jo savivertį, kitas dalykas. Mes vis laiką jau minėjom, matai, sakom, jeigu žmogui kažko jis siekia, dėl kažko, reiškia, jam kažko trūksta, kaip trūkumą išgyvena. Supranti, kompleksiškai tai trūkumas tas, kad to antros pusės buvimas jam sugrąžina savivertę, žiauriai, ypatingai, santykis su savimi labai gerina. Ir baimė būna dar, kad nebesusirasti, nepagausi. Pas jį jau spiruoklė suspausta, įsivaizduoju. Pas jį patirtis jau šitoje sferoje yra komplikuota. Pavyzdžiui, buvo čia, vakar buvo Buchuriukas konsultacija, įsivaizduoju. Jis taip, kaip ir visur nepusė. Vėliau sekasi ir uždirba neblogai, su antra pusė blogai sekasi. Visai blogai, supranti. Aš taip, šitą temą ypatingai reikšminga, supranti.